Mes susitelkėm mintimis pirmiausia į krūtinę. Toje mūsų krūtinėje, kuri yra penktoji čakra, iš tikrųjų yra kūrėjo kvantinės sąmonės dalelytė, deimantas ir visa tokia pajauta dabar labiau vyksta per tą krūtinę, per tą deimantą. Ir šiandieną mes į ją susitelkėm, vadinasi, įeiname į savo kvantinės sąmonės lauką, o ji yra kuriančioji sąmonė, skleidžianti naujus instrumentus, naują pajautą, apjungianti visas tas monadų savybės, kurios jumise įsiskleidžia, instrumentus naujuosius, kad tai labiau tvirtėtų jumise, sufiksuotų ir įsipintų į kasdienybę. Iš karto atsiranda tokia tyluma, tyluma ir ramybė energiniam plane. Atrodo, kad kūrėjas jūs visus apjungia į tylos, vidinės tylos būseną. Nežiūrint į tai, kad yra minčių, yra iš po dienos visokių emocijų, bet jis šiandien jūs pakviečia ir įveda į tam tikrą tokią tylos erdvę. Atrodo, kad tas deimantas jūs į save paima, o ten yra tyla, tyla nuo savo minčių, tyla nuo aplinkos, nuo kolektyvinės sąmonės. Ir toje gražioje tyloje jūs įeinate į save ir galite apčiuopti savo vidinį sąmonės kanalą, apčiuopti galimybės to kanalo, apčiuopti jo įvairiapusiškumą, apčiuopti daugybę galimybių. Iš tikrųjų, atrodo, ta erdvė visiškai tuščia ir tyli, bet kartu ji be galo pilna. Pilna nepažintų ir nesisąmonintų galimybių, paskirčių, idėjų, minčių, kurios laukia jūsų ateityje. Ir netolimoje, ir tolimesnėje ateityje. Ir jūs visi tokie ramūs vaikštot po savo tą vidinį sąmonės kanalą, žinodami, kad kūrėjas parodys, kur nukreipti savo dėmesio energiją ir ką suaktyvinti savyje. Ir kol vaikštot po tą savo vidinį kanalą, jaučiasi ramuma, palaikymas ir toks džiugesys. Džiugesys vidinės laisvės. Atrodo, kad toje erdvėje jūsų nepriboja nei protas, nei baimės, nei kažkokie įsitikinimai, kad kažko negalėtum. Tai yra tokia visiška ramuma ir pajautimas, kad kur kūrėjas nušvies kelią, ten tikrai lengvai save patirsit ir būsit gyvybingi, kūrybingi, kartu skleidžiantis tą stiprią kūrėjo jėgą per save. Ar jūs rinktumėtės gydyti žmogų, ar jūs rinktumėtės rašyti, ar jūs rinktumėtės tiesiog savo tiesioginiuose darbuose skleisti kūrėjo tam tikrą spindėjimą, energiją, visur lydės kūrėjo žvilgsnis ir suteikiama ta ramybė, stabilumas ir lengvumas. Kartu aš matau, kaip jūs toje erdvėje stebite, kur yra ir įdomumas. Kyla tam tikras žingeidumas patirti naujo,
patirti tai, ką kūrėjas gali šią akimirką jau suteikti. Ir atrodo tvirtėja ryšys arba sąskambis tarp to, ką norėtų tau kūrėjas suteikti ir to, ką tu jau gali priimti. Atrodo, kad pakėlę žvilgsnį stebite tai, kas įdomu, tarsi ten būtų tam tikros kvantinės dalelytės. Stebit, kas yra įdomu ir iš to taško į jūs pareina atgarsis išsiplėtimo jėgos. Kada jūs stebite, ką paduoda naujo kūrėjas ir į save priimat tas dalelytes, instrumentus, atrodo iš karto norisi, kad vėl susifokusuotumėt į tą pajautą kūrėjo paduodamo lengvumo, gyvybingumo, kad visą tai galėtumėte žemiškam plane įmaterinti. Gaunasi toks gražus ryšys tarp to, kad kai gauni mintį, tu gauni ir jėgą ją įgyvendinti. Bet yra labai svarbu, gaunant tą mintį ir jaučiant, kaip ji pareina į tave, nepamiršti, kad ne vienas tai įgyvendini. Kad yra kūrėjas, kuris tau suteikia savo kvantinę sąmonę ir santykėje su juo tu gali gyvendinti. Aš tarsi nematau tos kitos galimybės, kaip veikti gyvybingai su rezultatais, jeigu nebūti kartu su kūrėju. Ir šiuo atveju kūrėjas, žiūrint į jūs, jaučiasi, kad jis yra būtent sukuriantis tylos erdvę. Ne tai, kad stebintis iš šono ar paduodantis energiją, bet tarsi jis sukūrintis tokią ramumos, tylos erdvę, užpildytą tuo gyvybingumu. Ir jeigu jūs tik sugebėsit įeiti į tą savo vidinės tylos erdvę, jūsų mintis, jausmai, galimybės persidengs kūrėjo gyvybingumu. Ir kaip pasikartosiu, tai yra rezultatai. Gyvybingumas tai gyvybė, tai kūryba, įsiskleidimas. Atrodo, kaip dabar jūs visi kartu būtumėte tame tokiam vienam bendram dideliam sąmonės lauke. Tik ta tyluma vis dar jaučiasi, yra. Ir jūs taip lengvai atsipalaidavę, stebit vienas kitą ir tarsi dar laukiat. Ir aš manyčiau, kad laukiat santykio su savo subtiliaisiais mokytojais. Kūrėjas atrodo, kad perdengia jūsų kasdienybę. Jis įneša gyvybingumo į jūsų elgseną. O štai mokytojai ateina į tą poziciją, kad paduoti naujų žinių arba naujo pojūčio. Jie skleidžia labiau informaciją. Kūrėjas rezultatą, gyvybingumą, o mokytojai informaciją. Kad tu galėtum lengviau priimti kūrėjų paduodamus kūrybinius impulsus, nes kada tu supranti arba darai prielaidą, kad supranti ir suvoki pasirinkimus, yra aiškesnis. Nes kai kurie impulsai iš kūrėjų ateinami gali būti visiškai nepriimtini, nes nėra jokio atgarsio jumise. Ir ne dėl to, kad nenorėtumėte, o dėl to, kad nebuvo sufokusuotas žinojimas. O mokytojai jūsų vidiniai duoda tą žinojimą.
Ir norisi paraginti, kad jūs daugiau ir dažniau įeitumėte tą vidinę tylą ir pastebėtumėte, ką kalba mokytojai. Ir kaip pasakiau, mokytojai kalba apie žinias. Gali būti ir visuomet pasitaiko taip, kad mokytojai duoda klausimus į kasdienybę susietus, bet šiuo atveju tai ne apie tai. Šiuo atveju yra apie tai, kad visada prisiminkite susitelkti savo subtiliuosius mokytojus ir pasiruoškite priimti tą informaciją, kurios dar neturėjot, kurios gal nebuvo suvokta, išgyventa, bet kurią nori jums paduoti mokytojai. Kad telktumėtės į mokytojus su intencija išgirsti žinią. Ne tai, kad kaip tau padėti, kaip išspręsti kažką, bet pasiklausyti žinios, informacijos, kuri tau praplės suvokimą, kuri tau paduos kitokį požiūrį į situacijas, kitokį matymą, įvertinimą. Ir galbūt tada tu priimsi kūrėjo instrumentus kitus savo idėjų įgyvendinimui. Ir taip toje erdvėje jūsų laukia mokytojai. Ta subtilioji erdvė yra kupina atskirų dimensijų. Ir jeigu mes toje savo tylos akimirkoje, savo vidiniam kanale jautim aiškiai kūrėją ir jo realizaciją kasdienybei, aukštesniam lygmenį jaučiame, kaip jūsų laukia mokytojai, norėdami suteikti informaciją. Ir kada mokytojai nori suteikti informaciją, galite jausti kūne tam tikrą virpėjimą, raumenų įtampą, kur atrodo eina tam tikras pulsavimas per kūną, per galvą ir ta informacija ateina. Bet šią akimirką jūs veda dar į aukštesnį dažnį. Ir kada įveda dar į aukštesnį dažnį, ten nebėra tokios stipriai jaučiamos energijos. Ten yra lengvumas. Gali būti, kad pasikeis galvoje pojūtis. Tarkime, iš to tokio suspaudimo į plėtimąsi, į svaigimą. Tai yra prasiplėtimas jūsų sąmonės kanalo, įėjimas į aukštesnį dimensiją ir buvimas ten. Ten taip pat yra mokytojai. Ten taip pat yra kūrėjas, yra absoliutas. Yra daugybė kūrinčių sąmonių. Bet jūs ten galite ir nieko nejausti, nes tai dar neprisiderinę prie jūsų pajautos instrumentų. Tad lieka tiesiog pabūti toj akimirkoj tylos ir lengvumo. Atrodo, kad būtumėt begaliniam kosmose, kuriame lengva ir paprasta. Ir kuriame vėl yra visko daug, tik sunku sufokusuoti formą. Bet kaip pasakiau, ten yra daug sąmonių, kurios galės padėti. Bet jos neskuba padėti, nes jos laukia, kol jūsų vidinės sąmonės kanalas prasiplės. Ir gebėsite tiesiog būti tame aukšto dažnio realybės lauke, subtiliosios realybės lauke. Niekas neskubės perduoti
nei žinių, nei vaizdinių, nei informacijos, kol nesijausit, kad esat viduj stabilus, ramus, kol nesijausit, kad jau jūsų vidinis sąmonės kanalas yra atviras priėmimui aukštesnio dažnio informaciniams kodams. Kai kada informacija ten ir ateis tik kodais. Galbūt matysit kažkokius tos simbolius, o galbūt visai nieko nesimatys, bet bus pajauta, kad kažkas vyksta. Tarsi matai ir nematai, tarsi jauti, nejauti, tarsi žinai, bet nelabai žinai. Vadinasi, iš to lauko, iš tos erdvės į jūs įeina kodai. Ir tie kodai įsiskleis jūsų kasdienybėje per situacijas. Per tą lygmenį, kuriame jie gali būti suprasti. Gali būti ir per situacijas, ir tiesiog galbūt tie subtilieji mokytojai tam žemesniam lygmenį išdėstys jums kaip žinia, kaip teorija, kaip informacija. O ateis akimirka, kada jūsų protas, jūsų vidinis pajautimas suvoks iššifruoti jums skirtą žinutę toje erdvėje. Galbūt per vidinį žinojimą, galbūt per susikaupimą ir užrašymą, galbūt per tą tokį tylų buvimą toje ramioje vidiniai būsenai, tame gerume, kuris užpildo tave tam tikrų žinojimų, vaizdinių ir patyrimų. Tas lygmuo jums yra atviras. Jūsų vidinio sąmonės kanalu galima keliauti per daugybę dimensijų. Ir realybėje dimensijos taip greitai nesikeičia. Realybę mes turime visą patys keisti savo elgsena, savo mintim, savo būsenom vidiniam, savo siekimybėm, santykiais. O per vidinį sąmonės kanalą mes galim pakeliauti. Bet turime keliauti tikslingai. Norėdami gauti žinutę, kuri augins jūs, kuri duos didesnį žinojimą, kuri duos jums daugiau pasitikėjimo savim ir kurie galėsit vienai per kitai pritaikyti savo kasdienybei. Dėl įdomumo, dėl smalsumo nėra tikslo keliauti. Ir dėl smalsumo gali nuvesti jūs truputėlį ne į tas pozicijas, kurios turi savo jėgą keisti jūsų gyvenimą. Bet jeigu jūsų viduje yra ramybė, visada gausit tikslinę informaciją. Bet jeigu viduje yra dar prabundantis ego troškimai, tada gali jūs truputėlį ir suklaidinti tą lūkesčių energiją. Todėl, kada eisite į savo vidinę tylą, tai ir kurkite tylą. Tyla ir ramybė nuo savo troškimų, nuo savo klausimų tą akimirką. Jūs visuomet galit užduoti klausimą toje vidinėje meditacijoje. Bet geriausia būtų, kad jūs susižiūrėtumėte, kuriam lygmenį jau esat, kad klausimas būtų tikslingai priimtas ir atsakytas. Nes jeigu jūs nesugebėsite save nuraminti, jūs išskleisite klausimą į emocijų erdvę. Ir atsakymas gali būti nelabai tikslingas.
arba į troškimo erdvę. O kada tu įeini į tą vidinę tylą, nurimsti, susikaupi, nurimsti ir tu pradedi pajausti, kaip tavo sąmonė vidinė plečiasi, kaip vidinė būsena kinta, kaip atsiranda tam tikras lengvumas. Na, žinoma, gali būti, kaip pasakiau, ir svaigimas, bet kada tu tikrai jauti, kad esi tokioj švarioj vidinė būsenai, tada ir užduok savo klausimą. Nes tu tarsi savo klausimą perkelsi per savo jausmų ir minčių lauką, per kolektyvinių minčių lauką, per tų žemesniųjų egregorų lauką. Tu eisi tas erdves, kur galėsi girdėti tikslinį atsakymą. Švarų, aišku, tikslinį atsakymą. Ir pabūkime šią akimirką toje savo vidiniai tyloje. Pažiūrėkite į savo vidų. Pasistebėkit, kaip kūnas priima tą tylą, kokie vidiniai pojūčiai, kokie jausmai, kaip kūnas reaguoja. Pasifiksuokit, kad tai galėtumėt pažinti. Ir kai pasižvelgit į save, per tą mintį, lengvą mintį, per šeštąją čakrą, tarsi apsižvalgykite toje erdvėje, tylos erdvėje. Pasižvalgykit, ar matot, o gal jaučiat. Gal jaučiat, kokia ta erdvė yra. Taip kaip natūraliai gyvenime. Apsidairykit aplink. Ir ties kiekvienu pojūčiu stabtelkit. Ir pagalvokit, ką tai reiškia. Gal jaučiat mokytoją, gal kūrėjo energiją, gal jaučiat jo šypseną, gal nekantrumą, o gal tai yra tyla. Bet apsidairykit. Norėkit pažinti. Kai kam gali būti spalvos, kai kam gali būti geometrinės formos, o kai kam gali būti aiškiai, paprastai matomas mokytojas. Vidum, širdim matomas mokytojas. Arba kūrėjo pajautimas. Gal džiugesys. Gal net tokia šelmiška šypsena, kada kūrėjas tave nori įvesti į naujas patirtis. Apsidairykit. Tai jūsų naujų patirčių erdvė. Ir kad ir mažiausias supratimas toj erdvėj, jis vis tiek įneš į gyvenimą tam tikrą pokytį.
Gal jums ir atrodys, kad tai nėra tam tikros konkrečios sąsajos, bet tai erdvė, prabudinta informacija įneša pokytį į jūsų pajautimą, į jūsų gebėjimą, į jūsų charakterį, į jūsų siekiamybės. Tiesiog įneša pokytį. Ir kada jūs savo gyvenime turėsite lengvo atsipalaidavimo akimirką, tie pojūčiai įsiskleis, duos žinoti apie save. Taip ir bus tas toks stiprus ryšys tarp subtilios ir žemiškos erdvės. Taip tu patirsi subtilios erdvės įtaką savo buvime gyvenime. Taip prasiplės tavo asmeninis pojūtis, kas tu esi. Nes tu tą akimirką pasijusi užaugęs, pasijusi kupinas kūrėjo gyvybinės energijos, pasijusi galintis veikti ir pasiekti rezultatus. Tu tiesiog pasijusi ir tą fizinę formą, ir tą tokia išplėsta galinga vidinė forma, kuri tikrai daug jaučia ir daug ką gali perduoti į fizinį kūną. Bus dienų, kada jūs jausitės tik žmogum su savo žemiška sąmonė, tokiu truputėlį supaprastintu ir mažesniu. Nuo to niekas nepasislėpia. Bet bus daug gerų dienų, kada būsit jūs ta su išplėsta sąmonė, su savo kvantinė sąmonė, su savo naujoju šviesos kūnu. Tokie stiprus, turintis vidinės jėgos, turintis norų, siekimybių ir žinantis, kaip tai padaryti. Ir darantis lengvai ir paprastai, nes aplink save skleisite aukštesnio dažnio realybės lauką savo kasdienybėje. Jau ne subtilioj erdvėj, o savo žemiškoj erdvėj. Ir per tą savo vidinę būseną skleidę naują dimensiją, jūs patirsite truputėlį kitokį savo gyvenimą, truputėlį kitokią savo kasdienybę. Ir stebėsite, ką galite joje nuveikti, į ką veda tas gyvenimas toje dimensijoje. Jūs pajusit ir žinosit, kokius tus naujus siekius savo išsikelt. Ir ką gali pasauliui atiduoti geriausia. Tu tarsi įskleidi naują savo realybės lauką, kurį įdomu patyrinėti, kurį įdomu suvokti, patirti, suprasti sąsajas
tarp to, kas ten yra naujo, tarp naujų dėsnių, tarp dėsnių ir tavęs, pakitus. Ir dabar kūrėjas, tas pakitęs kūrėjas, kuris įskleidė savo sąmonę ir kurio dėka susikūrė naujoji jūsų didžioji sąmonė, švelniai šypsosi, žvelgdamas į jūs. Šią akimirką aš jį jaučiu iš aukštai. Šią akimirką jis tarsi kūrė švyturį, kurio šviesa jūs vestų, kurio šviesa parodytų jums geriausią sąmonėjimo kelią. Nes sąmonėjimas nesibaigia su paskutinė pamoka. Sąmonėjimas lieka jūs visam gyvenimui. Ir tegu šis kūrėjo švyturys jūsų vidiniam regėjime nuolat būna matomas, jaučiamas. Ir tegul nuolat būna noras eiti švyturį, kuris šypsosi. Jis tarsi ranka paglosto galvą, sakydamas, taip, nėra lengva keisti savo mintis, savo įsitikinimus. Nėra lengva net savo pojūčius pakeisti. Bet tu gali. Tu esi mano dalis. Ir aš, stebėdamas tave, stiprinu tavo drąsą, stiprinu tavo ryžtingumą, stiprinu tavo sveikatą, tam, kad tu turėtum noro, laiko eiti į naujus savo vidinius patyrimus, kurie sako, neatsisakyk, neatsisakyk bendrystės su juo, neatsisakyk bendrystės su subtiliais mokytojais. Visados eikit kartu į gyvenimą. Ta subtilioji erdvė tik pradeda vertis. Yra be galo daug erdvių, be galo daug dimensijų, kurios yra paruoštos žmogaus supratimui. Ir ateis akimirka, kada žmogus įeis kaskart į naują suvokimo erdvę. Suvokimo, kas yra visata, kas yra jis toje visatoje. Ir taip be galo daug tų pasaulių. Jūs šiandieną apjungiat savo žemišką ir subtilųjį pasaulį. Yra daugybė pasaulių skirtingais vardais. Ir ne apie planetas ar visatas kalbu, bet apie tos sąmonės lygius. Ir apie tos pasaulius, kurios įskleidžia sąmonę. Apie daugybę galimybių pažinti. Čia nėra ribos jūsų pažinimui. Kas kart absoliutas pulsuodamas paduoda naujus kvantus į jūsų didžiąją sąmonę. Kas kart paduoda visiškai naujus gebėjimus, galimybės, kurios nebuvo patirtos ne tik, kad tau kaip žmogui, bet ir kūrėjui. Nes tai absoliuto dalelytės. Todėl šiandieną tą savo kvantinę sąmonę ir priimkit absoliuto minties sėkmę.
pirmąją įkrovą absoliuto, kad jūs galėtumėte paimti informaciją iš nebūties, kad ji taptų būtimi jumise, kad jūs galėtumėt atsinaujinti per visą savo sąmonės kanalą, kad ir jūsų ta didžioji sąmonė užsipildytų virpesiais, ateinančiais iš tos nebūties, iš tos erdvės, kuri priklauso absoliutui. Kūrėjas jūs atvedė iki absoliuto. Jis tarsi ant delno jūs laiko, kad jūs galėtumėte susitikti su absoliuto mintim ir ją į save sugert. Kaip mažą subatominę dalelytę, kuri padarys jūs gebančius žengti į tus naujuosius pasaulius, naujo patyrimo pasaulius. Gera patirti absoliutų buvimą tavyje, tavo minty, tavo širdį, tavo krūtiniai esančiam dėmesį. Tos monados sustiprino jūs. Kūrėjas sustiprino jūs. Ir jūsų visa nematoma energinė sandara yra pajėgi priimti subatominę dalelytę, ateinančią iš absoliuto sąmonės lauko, iš nebūties. Ir ši minties sėkla augs jumise, stiprins jūs, kartu keis toliau jūsų vidinę sudėtį, atlaisvins nuo apribojimų, nuo susivaržymų, nuo apribojimų jausti, mąstyti, nuo apribojimų suvokti. Jis praplės tą suvokimo ribą, kad jūs galėtumėt daugiau patirti, daugiau priimti ir daugiau sukurti toje materijoje. Nusišypso dar kartą kūrėjas ir lengvai, lengvai užveria sąmonės kanalą, viskas sutelkdamas į tą deimantą jūsų krūtinėje. Ir kada jūs įeisite į savo vidinę tylą, ir kada sutelksit dėmesį į deimantą esantį krūtiniai, visas tas patyrimas vėl bus primintas. Jumise vėl įsiskleis visi galingi vidiniai pojūčiai ir jūs vėl tarsi perėsit į tos subtilios erdvės patyrimą. Nepamirškit to, kad jumise yra visa beribė visata, kad jumise yra visa beribė kūrėjų išmintis ir meilė. Ir kad jumise yra labai aiški ir tiksli suvokimo ir gyvenimo kryptis. Jūs esate visatos gyventojai.
ne vien tik žemės. Todėl nesupaprastinkit savęs. Visada prisiminkit, kad kūrėjas jums daug ką atskleidžia. Atskleidžia, nes tiki ir pasitikė jumis. Kai kada jūs patys mažiau pasitikėsit savim, negu kūrėjas jumis. Bet jis tik ir pasitikė. Ir jis stebės, kaip auga absoliutų minties sėkla jumise. Lai skleidžiasi jūsų sąmonė iki tos 12 dimensijos, lai būna ji patirta, lai būna ji išjausta kaip būdų sąmonė. Vidinės ramybės, harmonijos, susibalansavimo ir aiškaus žinojimo, ką tu gali kaip žmogus ir ką tu gali kaip visatos gyventojas. Tegul plaka jumise tas žinojimas, kad gali patirti save išplėstos sąmonės būsenoje, kad gali susijungti su būdų sąmonė ir patirti save atsinaujinantį. Su meile.